šiandien kažkoks sunkiai dirbas, ne? Šiandien tugrikus kraut. Tai dar nieko tokio. Vat vakar Kolumbijos aukso lydinius krovėm. O tada buvo darbo. Man tai užvakar labai patiko. Ui, geras, Pietų Afrikos deimantai. 3 maišeliai ir viskas, vieni juokai. Man tai labiausiai patinka lyras kraut. Nors ir daug jų, bet užtat malonu. A kodėl? Itališka virtuvė kvepia. Klausyk, rūpijos tos. Tai yra šitų šventų karių mėšlo atsiduoda. Sako, kad pinigai nekvepia. Eik, dar kaip kvepia, tai yra smirdė. Va šitos pestrai, žinai, pestrai, nu, va jie taip prakaitų, taip dvokia. Na tai iš karsto klimato zonos, ką tu nori? Prakaituotam rankom nučiupinėti. Žinai, a man iki šiol klausimas, kur aš dirbu, Tu ką, aklas? Ne? Iškabos nematai. Parašy tą. Nu, Ką nu? Buitinis pinigų aptarnavimas. Skalbyklai dirbi. Ką? Pinigus surinkam nešvarius? Nu, maža, kur jie išsipurvino. Truputį Lenor, su minkštiklis ir gražinam kvepiančias citrinos skonio. tai mes... O tai reiškia, kad mes skalbėjos, o ne kokie ten inkasatoriai. Mes šitie finansų valytojai. Ir darbas ramus, ir pinigai geri. O tai reiškia, čia plaunami pinigai pačioj Lietuvos širdį. A tu kaip kitaip užsienio investuotojus patrauksi? Tik tai per skalbyklą. Va Jėzau, tai šita Hansinė skalbykla ruošiasi pirkti Lietuvos taupomąjį banką. Ir tai nežiūrint į tai, kas čia vyksta. Nežiūrint kad, o todėl kad. Kaip tai? O taip, šitą skalbyklą aptarnauja tik užsienio klientus. Betgi vietiniams mūsų gyventojams, tai mūsų paslaugų, tai reikia higienos sumetimas. Nu va. A tai kur valdžia žiūri, O tie patys žmogeliai valdžioj ir sėdi. Čia tu pabezdėjai. Ne. Ir kur jie tos pinigus laiko po galais. Toks įspūdis, kad jie naudojami vietoj tualetinio popieriaus.